Sveiki, agro žmonės, mano vardas Darius ir jūs įsijungiat Agro reidą, kurį filmuojam balandžio 23 dieną. Esu vadu Žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje, o kolegos šiandien siuntė, kad Šiaurės Lietuvoje yra daug sniego. Tai kadangi sniego čia nėra, keliam susitiks šio ūkio vadovo ir pasikalbėsime, kaip jie čia gyvena, kaip augina karves, kaip dirba žemę, kaip augina žolynus ir kokį renginį jie čia organizuoja gegužės 16 dienai. Tai aš keliauju pas Vilių, o jūs tuo tarpu kviečiu pasubscribinti mūsų kanalą, pastatyti like po šito video ir būtinai parašyti komentarą. Žolynai, žolės, žolytė, kas nuo žolytės. Žolytė, ką žolytė, nieko žolytė, kaip žolytė. Draugiškai gyvuliai, nebijo žmonių. Žinai, ką reiškia? Rujoja. Ne. Reiškia, kad niekas jų nemuš. Tai va dėl ko katinas nuo manęs namie bėga. Ragaujam laimingų karvių pieno. Sveikata. Aštuonlaukės sėjomaina, tai beveik kaip dinozauras. Šiais laikais nėra tokių. Be mėšlo mes ilgai gerai negyvensim. Be šūdo nebus ir grūdo, ne? Daiginam kviečius arba miežius ir duodam su pašarais karvę. Yra kiekvienam speniui karvis pusservietėlė, užtat ir bakterijų pas mus nėra. Sakė, jeigu diagnozę nusistatėjai su Google, įsijunk YouTube ir įsioperuosi. Čia belgiukas. O kodėl šitas belgiukas mėsinukas? Čia, sakyk, papuoliau. Iššūkis, kaip ūkininkauti vidury miesto. Čia bus lauko diena, tas agro dūzgės, gegužės 16 dieną. Čia. Ką čia galės pamatyti? Temos bus žolynai, pašarai, gyvulio sveikatingumas, kaip mūsų šitie žolynai įtakoja gyvulio sveikatingumą. Čia muzika šiaip turėtų groti. Taip, yra muzika ir jinai groja, kai neužmirštam paleisti. Bet ventiliatorius, ne muzika. Pečiais pušiam, kiek tai gali tęsti, tas smarvė nebepakeliama, žinokit jau. Šiandien pabandysiu parodyti viską, ką mes auginam, ką turim, kokių išskirtinumų turim šitam ūkį, o turim daug. Visų pirma, čia yra aštuonlaukė sėjomaina, tai beveik kaip dinozauras. Šiais laikais nėra tokių, mažai bent Lietuvoje tokių sėjomainų. O aš atėjęs į šitą darbą pasakiau savo, kad pirmais metais nieko nekeisiu. Tam, kad nesuardyti kažkokios labai gal nusistovėjusios geros tvarkos. Ir po pirmų metų pamačiau, kad ta aštuonlaukė sėjomaina yra vertybė. O kiek laiko čia dirbat? Aš čia dirbu, tuoj bus 2 metai. Nedaug, bet... Tai kardinalių pokyčių dar nedarėt? Kardinalių pokyčių nedarėm, padarėm, atnaujinom kažką, įsivedėm daugiau gamybinių bandymų, daugiau veiklos su studentais, įsirengėm tą prestižinį žolyną, mes taip jį vadinam, nes jis gavosi tikrai prestižinis. O ką reiškia prestižinis? Kodėl prestižinis? Todėl, kad jis gavosi tobulai. Ta prasme, ką suplanavom, ko mums reikėjo iš jo, jisai gavosi tobulai. Tai gal tame prestižinėme žolyne ir vyks agro dūzgės, tas žolyno lauko diena, ar kaip čia? Taip, pamatėm, kad turim aukso grynuolį, kurį reikia parodyti ir ūkininkam, ir studentam. O kada tai galės pamatyti? Tai bus gegužės 16 dieną. Pas mus vyks didelis renginys su daug visokių specialistų ir gyvulininkystės specialistų, profesorių, žodžiu. O technikos bus? Bus ir technikos, bus žemtekimas, parodys, kaip tą visą žolyną nušienauti, kaip suvinioti, žodžiu, parodysim nuo pradžių iki pabaigos, kaip pasėt, kaip užaugint, kaip nupjauti ir kaip paskui sušert gyvuliam. Tai kur tas žolynas yra čia žemėlapyje? Tas žolynas yra, taip, va, čia yra ganykla, čia yra fermos, o čia taip biškai vištos koja užrašyta prestižinį žolyną. Tai čia yra tas žolynas, jis jau auga 2 metus, tai šiais metais turėtų jau duoti visą savo derlių, o šitoj vietoje, šitam gabaliukė sėsim naują žolyną ir jau gegužės 16 pamatys naujus sudygusius daigelius. Matėm, kad turite ant sienos paprastą žemėlapį, ir žinau, kad turi čia skaitmeninį, o kam to skaitmeninio reikia žemėlapį? Kaip išsaugoti tas gerasias ar blogasias patirtis, sugalvojau, kad reikia sukurti tą skaitmeninį žemėlapį. Visi laukai pažymėti, laukuose matosi, kas daryta. Jeigu einant į kultūrinę ganyklą,
tai galima pasirinkti metus ir matyti, kas buvo daryta, kokie atlikti darbai nuo pradžių iki pabaigos, koks gautas derlius. Dabar yra balandžio 23 diena, ryte matėm, buvo Šiaurės Lietuvoje daug sniego, kai kur iki 15 cm netrašė žmonės. Tai gal važiuojame į laukus ir pasižiūrėsim, kaip čia laukai Kaune atrodo ir tas prestižinis žolynas. Pas mus jau sniegas nutirpo, to sniego buvo. Aš galvoju, kad tas sniegas pavasarį nėra labai blogai, jeigu jis nesulaužo augalų. Tai yra krituliai, o pavasarį dažniausiai trūksta kritulių. Tai šiai dienai aš tik džiaugiuosi to sniego. Mes esam mišrus ūkis. Tai turim ir augalininkystę, gyvulininkystę, sėklininkystę, ekologinį ūkį. O ateitį matau Lietuvoje tai tik tai mišrių ūkį, nes be mėšlo mes ilgai gerai negyvensim. Kaip ten sako, be šūdo nebus ir grūdo, ne? Yra, teisybės tikrai yra. Ir O kiek žmonių čia dirba? 28 šiandien. O kiek hektarų ir kiek veiklos? Dabar mastelis? nuo pernai dirbam 620, iki pernai dirbam 450 hektarų. Privažiavam prie lentelės su QR kodu ir kam tos lentelės čia reikalingos? Tai esmė, kad studentas ar ūkininkas, visiems kam įdomu, ar miestelėnas, gali atvažiavęs nusiskanuoti ir pamatyti, ką mes darom. Nes, kaip minėjau, kad ūkininkaujam beveik vidury miesto, visiems kyla labai daug klausimų, kas, kodėl, ar čia blogai, ar čia gerai. Mato net produkto pavadinimą, gali susirasti internete ir pažiūrėti, ar čia blogai, ar čia gerai. Pasigūglink, kitaip sakant. Taip. Man labai patiko tokio gydytojo pasakymas. Sakė, jeigu diagnozę nusistatėjai su Google, įsijunk YouTube ir įsioperuosi. Pernai galiu pasigirti, kad gavom iš Kauno rajono mero savivaldybės apdovanojimą už skaitmeninius sprendimus. Tai turbūt matė ir žino, kad turim tokį dalyką. Tai labai smagu. Tai vėliau, kodėl mus čia atsivežėt? Vienoje pusėje mėšlą krato, kitoje pusėje žolės auga. Atsivežiau todėl, kad nepamirštumėt mėšlo kvapo. Tai viškės kvapą, ne? Mieste gyvenat. Tai atsivežiau todėl, kad čia bus lauko diena, tas Agro Dūzgės, gegužės 16 dieną. Čia. Ką čia galės pamatyti? Kur tas mėšlas, bus pasėtas jau naujas žolynas ir ant to žolyno stovės palapinė. Tenai bus surinkti mokslininkai, ūkininkai, diskutuosime, spręsime žolynų klausimus, ar reikia mums tokio žolyno, ar nereikia, ar reikia tokio, ką žolynas iš vis nulėmė gyvulio gyvenime. O ką tie mokslininkai tarpusavės čia ir diskutuos, ar čia bus viešas renginys ir galės atvykti, kas tik nori? Bus viešas renginys ir galės atvykti, kas nori. Video aprašymę įdėsim nuorodą, kaip čia patekti. Uždėsim gal net Google piną, kur čia ta riba yra, kur mėšlas ir kur pieva. O kur mašinas reikės statyti čia? Tai mašinas turbūt statysim palei kelią šitą, palei žvyrkelį ir visi ateisim į šitą palapinę. Tai susipažinsim, bus pristatymas teorijos, kaip visada. Gerbiamas Evaldas docentas Klimas pristatys žolynų naudą, visą teoriją, o paskui diskutuosime. Bus iš LSMU mokslininkų, bus mūsų mokslininkų, diskutuosime. Kokiam temam? Temos bus pagrinde žolynai, pašarai, gyvulio sveikatingumas, kaip mūsų šitie žolynai įtakoja gyvulio sveikatingumą ir kokį pieną mes gauname. Ta prasme, kokios kokybės ir kiekį pieno gauname. Kokio ploto čia tas gabalas yra žemės? Šitas 7,5 hektarų. Ir čia kokie veiksmai vyks? Čia bus iš verslo atstovai, bus žemtiekimo komanda, kurie parodys visas savo technikos galimybės. Tai reiškia šienaus, pjaus, vynios į rulonus, kaip paruošti tą žolę iki jau tinkamo vartojimo. Nuo pjovimo iki suvyniojimo. Vėliau, ar gali karvė susirgti nuo prastos žolės ar prastų pašarų? Kaip ir žmogus turbūt nuo kažkokio sugedusio maisto gali apsinuodyti, taip ir karvė. Bet labai daug kas priklauso nuo pašaro, gyvulio sveikatingumas, pieno kokybė, kiekis primelšto pieno. Tai kad tiesiogiai nuo nekokybiškų pašarų susirgti gali ir susirga. Ir tada turi veterinarai darbą? Tai tada turi
veterinarai darbo, turi gyvulys, neduoda pieno normalaus, serga. Nu, mes nenorim to ir bandom padaryti, kad to nebūtų pas mūsų. Kodėl verta turėti kokybišką žolyną? Nuo jo priklauso, kaip ir šnekėjo, mūsų gyvulių sveikatingumas, sveikata, tai tada pieno kiekis, jo kokybė. Tai sveikas pašaras, sveikas gyvulys ir kokybiška produkcija. Pagrindinė renginio tema - žolynai. Kaip įsirengti gerą perspektyvų žolyną, kuris duotų naudos jūsų ūkiui. Tai gegužės 16 dieną visi sutinkam čia. Renginio nuorodą pridėsim video aprašymą. Arba Facebook'e galim nuorodą irgi rasti komentaras, o mes keliavom pasižiūrėti, kas čia vyksta su tais mėšlais. Tai va, matom, kratom mėšlus ir kokia ta mėšlo nauda jūsų nuomonė? Mėšlo nauda yra labai didelė. Tai yra organinė trąša, kuri palaipsniui atiduoda azotą, fosforą, kalį. Tai mėšlas ilgai veikianti trąša. Mokslas sako, kad iki 4 metų. Tai 4 metus palaipsniui išskiria maisto atpalaiduoja medžiagą. Humusą didina. Tada visokių bakterijų labai daug patenka. O geras ar blogas tas bakterijos? Manau, kad geras, nes rezultatas būna geras, kur mėšlas. Dirvožemio... O ką reiškia geras rezultatas? Kaip tą rezultatą mėšlo pamatuoja? Geras rezultatas matuojasi dažniausiai derlių ir dirvožemio granuliometrinė sudėtim. Tai tas dirvožemis būna kitoks. Jisai geriau išlaiko drėgmę. Jeigu palyjo, mėšlas absorbuoja tą drėgmę ir dirvožemis neišgarina taip drėgmės. O sėjomainai kokią nors naudą duoda tai? Pas mus mėšlas į laukus sugrįžta kas 4 metus, visą laiką prieš kviečius. Tai taip ir paskaičiuota, kad 4 metus jisai dirba kaip maitintojas ir sugrįžta kas 4 metai. O kokią normą čia berėt? Įsityrę esam mėšlą, kiek ten yra azoto, fosforo, kalio ir mums gaunasi, kad berėm nuo 30 iki 35. Įstatymai leidžia iki 170 organinio azoto. Kam čia to žemės suverstas? To žemės suverstas tam, kad ketiname statyti naują fermą laboratoriją, išmanę, draugišką aplinkai. Ir yra čia tokie tvenkinukai, kurių planas juos užversti. Tai pasitaikė proga už dyką gauti žemių, tai mes prisivežėm ir laukiam statybų pradžios, tada užversime tuos tvenkinius. Tai ten toliau ferma. Atvažiavome į daigų deginimo cechą ir matom lentelė yra apie drėgmės dirvožimo reguliavimą. Tai čia tą kiemą drenuojat ar kaip? Ne, tai buvo irgi vienas iš projektų, kuriam buvom įrengę reguliuojamą drenažą. Tai mes vienam lauke, dalyje to lauko reguliuojam drenažą. Tai galim sukelti gruntinį vandenį, nuleisti. Ir ką tai duoda? Tai duoda drėgmės režimą augalam. Dabar, kai populiaru yra dirbtinis intelektas, tai galvojam, kad apjungsim, sudėsim dar daviklius, kad pats automatiškai reguliuotų pagal augalų poreikį tame lauke drėgmės režimą. O efektą kaip nors jaučiat dėl to drenažo? Taip. Jaučiam, kad daugiau drėgmės augalai, kai sausra, neleidžiam nei kiek išbėgti tą vandenį, tai mažiau patiria stresą. Užeiname į augalų cechą? Užeinam. Kam tos motėjukus čia auginat? Oi, šitus motėjukus, kur iš tikrųjų yra kviečiai, auginam karvėm. Čia yra daigų auginimo cechas. Visų neganimo laikotarpiu mes norim, kad mūsų karvės gautų žalio pašaro. Tai daiginam kviečius arba miežius ir duodam su pašarais karvėm. Iš to yra nauda pieno skonio savybės geresnės, tikrai geresnės. Čia ir kvapas toks įdomus iš tikrųjų. Taip, ir kvapas, nes ne vien siloso šeriam. Gyvulio sveikatingumo procentas geresnis. Ten gal zootechnikai ar veterinarai geriau gali pasakyti, kad apsivaisina geriau. Žodžiu, yra krūva tų pridėtinių verčių. Tai čia užauginam tokius ir duoda tam karvėm valgyti, ar kaip? Užauginam, tada jos va taip va suvinioja, su technika sukraunam į pašarų dalintuvą, išmaišo ir tada gauna karvės žalio pašaro. Tai kas kiek laiko va tokio pašaro duoda tam karvėm? Kiekvieną parą.
Tai Auginam- su šita lentyna kiek karvių galite pamaitinti? Nu, į pašarų dalintuvą dedasi. Tiksliai karviai, man atrodo, iki 2 kg skaičiuojam. 7 dienas mes auginam, po 7 dienų jau išvažiuoja su pašarais pas karves. Čia yra mūsų sėklų arodinis sandėlis, jis toks kaip ir Senovinis. labai senovinis, sakiau, galima daryti iš jo muziejų. Čia laikome trašas, sėklą šitam paruoštą, anas eksportinis. Čia važiuojam jau pro... Technikos parką, matau, klasų mėgėjai esat. Taip, technikos parkas čia, kai dirbam, susistatom čia, iš čia tiesiai startuojam į laukus. Čia yra melžiamų karvių tvartas ir visas procesas vyksta čia. Tai esam fermai, kur gaminami mėšlai, pavadinkim taip, ar ne, ir čia nors pastatas nenaujas, bet turit modernių įrengimų, kaip karvės pasikastyti gali. Čia turbūt pašarų stumdymo robotas, ar ne? Taip, turim ir robotą. Aišku, ferma nėra nauja, rezultatą mes gauname čia gerą, bet planuose yra klimatui draugiška išmani ferma laboratorija, kuri čia šalia atsistoti. Tokia ferma, kuri bus ne tik gyvulininkystėj, bet ir mokslu. Planas yra, jisai kaip ir patvirtintas ir turėsim turbūt moderniausią Lietuvoje, o gal net ir Pabaltijoje fermą. O tai ką tai laboratorijoje galėsit tirti? Galėsim visas emisijas tirti, ta ferma turės būti visai pilnai uždaroma. Šitoj fermai sakėt, gyvuliai gali į lauką išeiti, vasaros metu ganat čia gyvulius, Vasaros metu mes ganam, jos eina į lauką, džiaugiasi žolyte, vėjuku, o žiemą, kad žolės netruktų, matėt, buvom daigų ceche, gauna vis tiek žolėnų. Kiek čia gyvulių gyvena šitoje fermai? Apie 160 melžiamų karvių. O prieauglius? O prieauglio yra kitam pastate, tai iš viso 300 sąlyginių gyvulių. O bet draugiški gyvuliai, nebijo žmonių. Žinai, ką reiškia? Kad draugiški. Rujoja? Ne. Reiškia, kad niekas jų nemuš. Jeigu gyvulys bėga nuo žmogaus, reiškia, kad gauna fizinių pastabų. Tai va dėl ko katinas nuo manęs namie bėga. Tai taip yra, kad karvė duotų pieną, jinai turi gyventi. Dar klasika, čia muzika šiaip turėtų groti. Taip yra muzika ir jinai groja, kai neužmirštam paleisti. Bet ventiliatorius, ne muzika. Bet yra ir kolonėlės. Iš tiesų čia daug vyksta ekskursijų, daug ateina vaikų ir mes jiem aprodom visą procesą nuo šėrimo ir melžimo ir gale jie degustuoja pieną. Labai smagu į vaikų veidą žiūrėti, kaip paragauja to pieno. Eisim padegustuoti pieną. Galėsim padegustuoti, jeigu neišvežė. Nes trumpai dar papasakosiu, atsigeria ir klausia, o kodėl jūs tą pieną saldot? Nes jisai būna natūralus, jisai riebus, būna salstelį. Einam pieną. Tai ką, ragaujam laimingų karvių pieno. Sveikata. O, teisingai, iki daugiau neišmėjai. Dabar galima bus įpakapti. Kaip močiutės kaime. Ir geriau gal net. O tai kiek viena karvė pieno duoda čia? Jeigu tai paėmus per visas padalinus, tai mes 30 litrų iš karvės, bet jeigu karvė individualiai kiekvieną paėmus... Čia grupuojat vis tiek, ne? Jo, tai virš 60 litrų yra karvės, kurios duoda. Bet čia aš neku apie bazinį, litrais. Bet jeigu dar paėmus riebalai ir baltymai, tai dar pasididina, tai virš 70. Oho. Kokią įtaką žolė turi pieno kokybei? Labai daug. Ir riebalus, ir baltymus, ir pieno išmilžį iš karvės. Ir svarbiausia, tai vadinasi, tai yra sveikata. Žolė, kaip ir matėte, daleiskim tą, dėl ko mes į tą žemę saukinam. Čia atrodo, tikrai yra prabangos dalykas, bet ragavot pieną, jūs tokio dabartis laiku, kada mes neišleidę į ganyklas karvių, jūs tokio skonio pienų tikrai neišgausite. Mes turim dar vieną veiklą, vieną verslą. Mūsų šitai bendruomenėje, Kauno rajono, prekiaujam šito pienu. Tai turim mašinėlę, kuri vežioja pieną ir pardavinėjam miestelėnam. O tai kaip čia ta mašinėlė, kur čia pagauti reikia? Ta mašinėlė kiekvieną dieną stovi vis kitur. Galim parodyti ir grafiką. Grafikas. Ir prasidaviniai yra laikai,
Viskas. Gaudai, Noreikiškės ir akademija, žinoma. Ir šitą paskui vieną dieną tai važiuojam į turgų. Litrų kaina euras. Ir plus už tarą reikia mokėti, jeigu mūsų tarą. O mėgsta žmonės pieną, perka noriai? Tikrai nusiskundimų, kai pradėjom želmenis auginti tais metais, nuo to laiko jokių nusiskundimų. O tai dar skurdavo žmonės dėl pieno? Dėl kvapo, dėl skoninio savybės. Žiemą, vasarą viskas tvarku, kaip ir sakiau. Bet žiema ateina ir prasideda problemos, todėl kad ant mėšlo laikomi gyvuliai, daleiskim, tik tai įsivaro kažkur 3 valandom į lauką. Bet ką jie per pašarą gauna, tą konservuotą pašarą, tai ir yra atsiliepimas ir į pieną. Skoninės savybės vis tiek lieka konservuotų pašarų. Iš tiesų labai smagu, kai žmonės per tą pieno krizę daug ūkininkų irgi važiavo prekiauti to pieno miestelėnų. Nu ir kaip pasako mūsų pardavėjai, kad parabandėm to biškį pigesnio, bet grįžom pas jumis, nes skonis visai kitas. Tai mums čia labai geras įvertinimas ir džiaugiamės. Aš visiems sakau, kaip gydytojas, kad jeigu parsinešiai pieno kažkiek tai nusipirkęs, nori be laboratorijos ištirti, kas yra geras pienas ar blogas. Įpylė į 3 litrinį ir palaikai, kol jisai suruks. Nusistoja čia vandens. Kuo daugiau vandens apačioje rasi, tuo baltymų nebus piene. Sūrių neišeis. Viršui nusistoja riebalai. Ir jeigu daug riebalų, reiškiasi geras pienas. Geras pienas. Gali grietinę nusimti ir dar geras pienas. O jeigu bus vandens, tai jau nieko reikia. Gerai, o kokie jūsų pieno rodikliai yra čia? Tikrai yra geri. Matau, daleiskim, kiekvienos dienos tyriamas tas pienas, atvežtinis, kada atvežė, kada tyrimai, riebalai 4,29, vidurkis mėnesių 4,15, baltymų, kaip ir sakiau, 3,62, o šios dienos per visą mėnesį 3,59, laktozė, ką ir sako, saldumas pienų, tai virš 4 eina, o 4,57 vidurkis, perskaičiu tas ką ir baltymai riebalai, kada pasidalina, gaunasi 1,291. Mes pieną geriam, kurių 14 tik tai bakterijų yra. Kada leistina 100 000. Įsivaizduokit. O tai kaip tai padarot? Padarom. Viskas, kaip pasakyti, atsimuša, ką tu gyvuliui suduodi, tu gauni per kitą vietą. Ne į kiekybę, o į koncentracija. Tai mes su Viliu čia vaikštom, diskutuojam apie tą gegužės 16 dieną, kur bus agrodūzgės, ne? Tai ten bus apie žolynų kokybę. Tai realiai čia yra gyvas pavyzdys, kaip tie žolynai, kokį skanų pieną padeda pagaminti. Tai pienas tikrai skanus. Ką geria karvė? Vandenį. Kiek karvė reikia litrų per parą vandens. Nuo 80 litrų iki 140. Per parą tiek vandens išgeria. Bačkelė. O kodėl sako tokį skirtumą, sakai? Todėl, kad jeigu vasara, tai dar daugiau negu 140. Todėl, kad vasara, kodėl daleiskim, sako, tai šitokia vasara graži, viską žalienos daug. Kodėl pienas sumažėjo pas karvę? Todėl, kad saulės per daug. Jinai stovi prie to lovių, mes nespėjom bačkas vežti, kad jinai vandenį geria. Tik ką vandenį geria, už vandenių vien tik tai pieno nebus. Ir iš karto prasiskiedžia pienas. Jeigu vaikystėje matėt karvę, tešmuo beveik velkasi žemė. Dabar jau tešmuo tie kepaliukai, kai mes sakom, jau mažiukai, bet ten pieno cisterna baisi. Dabar, jeigu paėmus pažiūrėtumėm kiekvieną karvę, kurį davė, tai ateina, beveik tų tešmių nesimato, duoda 30 litrų. Galvoju, kur tas pienas buvo? Jūs neįsivaizduojat, dabar, jeigu tik saulė būtų, atidaryk duris. Tai jų neįvaryt nereikia, jos per tais duris visos į lauką. Aš esu matęs, sakau, stačiumo degom. Jo. Ir ką nuvarė padūko ir paskui vaikščioje žiūrėnį, vastinėje. Pats pabandyk pasėdėti mėnesį, neišeiti iš kambario. Tai... Gal visai nieko, jeigu turi internetą ir gerų žaidimų. Čia melžimo aikštelė tandemas. Kaip pasakau, tai, aš savo nuomonę tik tai galiu sakyti, tai čia panašiai kaip ir robotizuota. Todėl, kad karvė ateina į melžimo aikštelę, pasimelžia ir išeina. O kodėl pusiau robotizuota? Todėl, kad yra čia kompiuteriukai, čia yra melžikliai ir yra
šitas šniūras, kurį yra, tai reiškia, karviai nuplauna su dušiuku. Yra šitas daiktas, yra kiekvienam speniui karvis po servietėlė, ir užtat ir bakterijų pas mus nėra. Mes turėjom, anksčiau valydavom rankšluosčių popierinių. Ir atėjęs čia dirbti prieš 10 metų įrodžiau, kad mes bakterijų užtat ir turim daug, todėl kad taip nenuvalai, kaip su tai servietėlė. Šitas aparatas, kada užsideda, dėl ko irgi čia tokiu, kaip pasakyti, 2 melžėjų čia dirba ir tą 140 karvių per 2,5 valandos pameldžia. Tai yra spenius uždeda, čia yra irgi speniai. Lietuvoje turi tik tai 2 ūkiai, mūsų dar vieni. Čia yra kasetės. Kiekvienas spenys apštraukiamas. Per kiek laiko, daleiskim, 2,5 minutės ir rodo 27 litrai karvių pienų davė. Sveikatingumas gyvulių, sveikatą labai gerai pavado. Skausomatinių ląstelių, tai mes, tegu visi taip tai išlaiko, kai mes išlaikom, tai gerai. Čia visas sėkmės know-how yra čia? Čia ir pašaras. Čia skalbimų mašina yra, kuris skalbia servietėlės. Ir yra servietėlės rytui ir vakarui. Šičia bus dabar vakarui, o tos, kur skalbimo mašinoje, tai jos buvo naudojamos rytiniam melžimui, jos bus kitam rytui. Yra dėlavalis, parveža iš Švedijos specialios tešmens šluostį, tik jos yra didelės. Sukarpau tą vieną šluostę į 4 dalis, nes peniui nereikia daug. O dabartiniai robotai, jeigu pastebėjote, dabartiniai irgi nuplauna, nusausina spenį, irgi gerai. Ne jokio irgi rankšluosčių, ten yra specialus tas spenys, kuris tą padaro. Yra vakuumas. Čia belgiukas. O kodėl šitas belgiukas mėsinukas? Čia, sakyk, papuoliau. Belgų mėlynas iš čia. Pasiutęs tas belgas? Ne, sakyk, nepasiutęs, taigi aš nuo karvės tik tai dar. Čia vaikai, kaip ateina, tai jūs įsivaigi čia ranką suvaro. Šitą fermą turbūt pastatyta kokiais 50 metais. Buvo tie laikai, kad jeigu būdavo aplink fermas labai šlapia, ar ne, tai tą nenustumdydavo tą, bet daveždavo virš vyrų. Kėlė, mes jau čia per metrą žemiau negu ten. Čia irgi turim pusę, kurios reiktų jau. Tai gal žiūri interesantai norėtų, kas nors 4 priekabų. Reikia aukcioną, supranti. Vokietį neturit šienavimo tą Kirovą naudojat su gaziko? Taip, Kirovą naudojam, gaziko ne. Taip atrodo kukurūzo silosas. Žinau, gal nevalgysim. Neragausim. Esu matęs, kad žmonės valgo, bet mes to nedarysim. Tai pro čia mūsų karvytės vasarą ganiavos metu eina į savo ganyklas. Kiek litrų? 128. Patinka žmonėm pienas? Džiaugiasi. Tai gerą darbą dirba, džiaugia žmonės, jūs pamatė. Kas čia per pastatas? Čia yra ir ženkliukas matosi, bandymų statys Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų statys. Ir ką čia bandot? Tai čia studentai atlieka savo mokslinius tyrimus, bando kūrė technologijas, bet mažose laukeliuose. Mes, gamybinis ūkis, darom ant didelių laukų viską. Kažkai atėjau dirbti, pamačiau čia tą aštuonlaukę sėjomainą, viską pamačiau, aš labai sigandau, nes gyvenime mačiau kviečiai rapsai, beveik kai kurie dar kartą kviečiai, kad imti daryti pinigus. O čia aštuonlaukė kažkas, tai bet mane taip tas užkabino, tas žodis, aišku, labai nusibodęs tas tvarumas, bet mane jisai veža gerąją prasme. Tai mes tengiamės taip daryti, kad po mūsų liktų dar geriau. Aplinkui, matė turbūt ant to sieninio žemėlapio, kad aplinkui miestas yra. Tai šiai dienai yra iššūkis, kaip ūkininkauti vidury miesto, bet manau, kad mes ūkininkausim ir parodysim, kaip turi būti. O miestai, namai. Vidury miesto. Čia turėtų kvapų būti. Tai yra šiek tiek tų kvapų, bet normalus dalykas kvapai. Sustojam to žmogaus paklausti, ar jam patinka. Galim sustoti. Karvės, smarvė. Galim sustoti. Labą dieną. Galim paklausti jūsų. O, pavyzdžiui, čia ūkininkauja aplinkui, yra mokomasis ūkis. O jums tas kvapas netrukdo, pavyzdžiui, karvės mėšlo? Aš prie namų tai nejaučiu. Nejaučiat?
O jeigu būna? Dar ką įdomaus randam šituose laukuose, tai visą laiką randam minų. Minų? Taip. Čia frontas gal yra kažkada, ne? Taip. Tada kviečiam policiją, išminuotojus, būna ūkį pramoga tokia. Tie 600 hektarų, kokius spindulius išsidėstė nuo bazės? 450 nuo mūsų bazės, vadinkim, išsidėstė gal kokių 5 km spindulių ir dar 160 beveik Kėdainių rajone. Oho, tai kaip čia technika pervarinėje ten? Taip, ten pasidarė mes vieno lauko sėjomainą, tai siejam ten, tarkim, šiais metais bus avižos, kitais metais bus žeminis rapsas, tam, kad būtų galima, nuvažiavai, padarai darbus, grįžai. Dabar daug ūkininkų taip dirba, ir kurie net iš vis technikos neturi, dirba tik tai nuomos pagrindais. Jūs galvojat gal tai pereiti? Galvojam, bet nepereisim. Todėl, kad turim gyvulininkystę, vis tiek mums tų žmonių reikia aptarnauti. Nu, bet pavyzdžiui, galinga technika, ar apsimoka pirkti? Geriau namuot? Gal ir geriau, bet sakau, mes priversti turėti žmonės. Jeigu tie žmonės sėdės ir namuosimės, tada mums nesiskaičiuoja. 20 metų, jau daugiau negu 20 metų čia vykdoma ta ekologinė žemdirbystė. Tyriam, žiūrim rezultatus. Trąšos čia yra tik tai mėšlas. Pagal įstatymą mes galim savo mėšlą čia. Bet va šalia namai? Šalia namai. Girdėjot, kad sakė žmogus, aš neužuodžiu, o jeigu užuodžiu, būtų blogai. Mes stengiamės padaryti viską geriau nei pagal įstatymą, nes pagal įstatymą per, man atrodo, 48 valandas reikia užart, o mes praktiškai užarėm ar įterpiam per 12 valandų. Nes nuo to turbūt priklauso ir to mėšlo vertė, amoniakinis azotas. Neišgaruoja, jis įsiterpia, tada lieka dirvožė. Gerai, o tai koks našumas šitų žemių? Šitų žemių našumas yra tarp turbūt 45-55 balų. Šitiek metų ekologiškai ūkininkaujant geras. Ir turim sveiką produkciją. O kur realizuota produkcija? O su realizacija tai yra šiokia tokia problema. Problema tame, kad nėra tokių supirkėjų, kurie mokėtų tiek, kiek mes norim gauti. Tarkim, pernai metais supirkinėjo tik tai Šilutėje, tai paskaičiavus logistikos išlaidas, mums neapsimokėjo. Gal ten keli eurai buvo lyginant, jeigu čia priduot. Pagalvojom, kad neparduosim tų ekologinių grūdų, o sušėrėm, permalėm savo karvutę. Oho, tai labai ekologiškai gyvena ir krautės. Pernai derlingumą kviečių turėjom 8,8 tonos iš hektaro vidurkį. Labai buvo rekordinis žirnių derlius. Va čia buvo tie žirniai. Gerai, o kodėl toks rekordinis tas derlius? Rekordinis derlius žirnių buvo todėl, kad viską turbūt pataikėm laiku padaryti. Tai reiškia, laiku pasėjom, laiku panaudojom herbicidą, laiku panaudojom priemonės prieš vabalus ir prieš vaistus. Tai turėjom beveik 6 tonas žirnio derlių. Oho. Ir labai kokybiškas. Iš mūsų perka žirnių sėklą tie, kurie prekiauja restoranam mikrožalumynų. Ir jiem labai svarbu, kad nebūtų užkrėsti grybinėm lygom. Ten labai greitai pamato, kaip laboratorijos sąlygom daigina tas žirnius. Vietiniai žmonės kažkodėl sugalvoja, kad reikia vežti žolės nupjautas ir mesti arba... labai įdomi. Nežinau, kad baudas dabar liktai pakilo žolės išvežimą į mišką ar į pakraštį iki 1500 gali kainuoti. Yra trečias konteineris žoliai. Taip. Bet jeigu neturite konteinerį. Tai jeigu neturi, vežė prie mokomojo ūkio laukų ir pilė. Ai, tai va čia uždėsim piną, kur vežti ir pilti. O šią kamerą pastatysiu ir bus valstybei.
Tai privažiavom prie mūsų rapso, tai čia yra krūva bandymų tuose rapsuose, beriminė technologija, tai sieta su Bederštatu ir sieta su Amzūriu, čia nuo krašto su Amzūriu ir darysim bandymą, žiūrėsim, kurioje technologijoje daugiau sliekų. Bet šiek tiek pasvirėja. Tai buvo sniego, galiu parodyti nuotrauką, kad vakar buvo čia sniego tikrai. Su tom veislėm labai smagu turėti tokį didelį bandymą, gal 12 veislio turim rapulio ir žiūrim, stebim, matuojam, kaip kuri veislė ir nuo kelio geriau matosi, nes viršui važiuoji, net matosi tų veislių skirtumai, kurios geltonesnės, kurios mažiau geltonos, tai ankstyvumą galima matyti. O ši veislė matosi, kad jinai buvo labiau išstypusi ir daugiau yra pagulus. Prieglobstis paukščiukam, žvėreliam ir jos mes nešienaujam. Vieną kartą, kažkas skambina. Tu? Klausau? Labą dieną. Labą. Žiūrėkite, ar su direktorium čia to ūkio. Taip, su mokomojo ūkio direktorium, taip. Pečiais bušiam, kiek tai gali tęsti, kad smarvė nebepakeliama, žinokit jau. Ai, supratau, jūs užuodžia dabar veža mėšlą, tai žinokit, ką galiu pasakyti, vešim mėšlą dabar turbūt 3 dienas, paskui jų užarsim ir tos smarvės nebeliks. O galiu aš jūsų paklausti, o jūs kokį maistą mėgstat, ar norit valgyti, ar valgot, ar labiau chemizuotą, ar mažiau chemizuotą? Žinoma, kad kuo natūralesnė, šviesesnė. Tai vat ir atsakot savo į tą pretenziją, kad norint turėti natūralų maistą, reikia ir natūralių trąšų. Tai mes ir trešiame natūraliom trąšom. Tai jeigu galit, nebūkit tokia supykus, bet greitai čia ir baigsis. Nuraminat iš tikrųjų. Tai smagu. Smagu, atvažiuokit, paragaukit mūsų laimingų karvių pieno ir, manau, pasikeis jūsų požiūris į tą kvapą. Dažnai tokių skambučių gauna? Taip, tokių skambučių gauna, kai nedažnai, o tada, kada veža mėšlą. Tai normalu, kad mes ūkininkaujam vidury miesto, mūsų ūkis yra vidury miesto ir kai veža mėšlą, žmonėm nepatinka kai kuriem. Bet pakalbė, pasiaiškini, kiek tas tęsis, kam jis reikalingas ir kaip ir nurimsta. Kaip pasakot apie maisto kokybę, grojotas? Taip panašiai visą laiką ir pasakoju, taip, tai veikia. Tai veikia, nes žmonės dažniausiai gal nesusimasto, bet jeigu paklausia, jie nori valgyti sveikesnį maistą. Tai kuo mažiau visokių tai cheminių produktų naudota, kuo natūralesnį. Tai mes to ir siekime. Ir mūsų aštuonlaukė sėjomaina irgi juda link to, kad kuo mažiau reiktų ir augalų apsaugos produktų, pasikeičia augalai, išnyksta patogenai. Tokia šiandien, gerbiami žiūrovai, buvo ekskursija su Vilium po mokomai ūkį, ištepėm mašiną, visą džipą išmūruojam. Tai kaip mes, Viliau, galim rezumuoti šiandien dieną? Paprastai turbūt sniegas ištirpo, pamatėm viską, ką turim tą ūkį. Kas norės daugiau sužinoti apie tą žolynų auginimą, prašom pas mus atvažiuoti į renginį, kuris bus gegužės 16 dieną. Taip. Ir jisai vyks kur? Tame lauke, kur ir kratėme mėšlą ir kur yra prestižinis žolynas. Prestižinis žolynas. Taip. Kaip į renginį patekti, nuorodą įdėsime video aprašymą ir būtinai ten lauksim jūsų. Iki.